Sveiki, su jumis Marius iš pokermokla.com. Šiandien darysim mano vieno mokinio turnyro analizę. Turnyras yra 10 su rebajais. Ir šiandien kartu su mumis Gengistorį peržiūrės vienas mano draugas ir pokerio žaidėjas Deividas. Tai sveikas, Deividai. Sveiki. Tai pradedam, ne? Galim pradėti. Tai čia tiesiog foldinam. Čia freebetinam, ne freebetinam, kaip manai? Kur čia statistika yra? Čia fold to freebet, tai čia... Geras potas freebetinti čia būtų. Jo, tai netoli 6000. Jo, tai čia praleistas. Nes kadangi samplas mažas, tai ir stipriai neatsižvelgiama, ne? Būtų didesnis tada. Nu, vis tiek jau open iš vėliavos pozicijos, tai vis tiek... Jo, bus platesnis. Ir vis tiek 4 fold to freebetai iš 4. Nu, čia vis tiek foldas bus. Tikiuos. O čia tiesiog praleidžia mane. Tai čia fold, tai jau... Jo, tiesiog foldas ir... Čia atsidarom, aišku, ne? Jo, openam. Tokius standartiškai. Ir čia turbūt čekinam ar sibetinam, nes vis tiek susidėti nenorim, tai... Čia kolinčiau. Vieną. Aišku, dar nuo sizingo. Tai gaunam free cardą. Ir čia turną turbūt kolinam, nes gaunam gerus sotus labai. Ir tiesiog check foldinam. Neblefuojam čia šitoje vietoje nieko. Ne, turim šūdauną. Jo, šūdaunas. Tai ir... Čia tiesiog foldas, ne? O jeigu siutę, tarkim, kolintum, nekolintum? Jo, dar jau multivėjų lyšių čia. Jo, siutę, bet tarkim, jeigu vienas, tai foldinam, jeigu du yra, tai kolinam. Jo, vieną foldinčiau. Jo. O 10-9 per geras handas, tiesiog man nelysčiau. Jo, tai... Nes dar yra vietos tikrai kiek čia. Jo, bet offsuitą tai išmetam. Jo, offsuitas foldas. O šitoje vietoje foldinam tiesiog, o jeigu nebūtų lindęs ir tiesiog fletinam, kad išlaikyti silpnesnius handus. Jo, būtų dipiškesnis, dipiškiau galėtume tribetų žaidinėti. Čia į tokį oponentą atsidarom, kaip manai. Realiai daug statistikos nėra. Tribetas 8, 26, tai čia openas. Vis tiek pozicijai būsi, o dama 9 jau čia. Jo, gerai žaidžias. Tai tokius dar atsidarom. Bet tarkim, tam 8 jau foldinam, nes nebe toks ekvita, ne? Jo, foldinam. Jo. Tik siutę tai daryčiau. Čia jo, kaip ir aišku. Čia jeigu, tarkim, foldint visi atsidarom. Jo, tikrai dar turnyras. Ta prasme, jo, 1 freebetas, 0 freebetas, 8 freebetas, tai ir realiai geras oponentas su mažu steku. O jeigu ant bigo, tarkim, būtų šitas atsidarom. Tai vis tiek open, tai to handas tobulas ir tu pozicijai būsi tiesiog. Jo, nesvarbu, kad mažai įsibeta metas. Jo, tiesiog atsidarom, nes geras handas. Taip. O čia openam. O tarkim, jeigu būtų koks nors, nežinau, 2 žmonės su kokiu 15 freebetų, tai tokį tiesiog foldinam ar openam? O tai
koks skirtumas vis tiek, ta prasme, jeigu jau tribetins, tai dažniausiai su handų, su kurios susidės, nes jau... Dėl to, kad tu turi nedaug steko, jo. Tai taip, tai jau. O jeigu, tarkim, turi 25 bigus, Tai taupini. tai tada upini ir foldinai fribetą. Ne, tai forbet šavini tada, jeigu... Jeigu toks didelis. Stacijai. Tai jeigu stacijai patogus forbet šavini, tai kodėl ne? Ir čia... Čia turbūt čekinčių. Čekini. Čekinčių. Jis kad silpnesnių handų dar to labiau draw visokių, ne? Jo. Ir čia, aišku, dedam jau ant tokio bordo. Sizingas, kaip manai, geras? Geras, gerai. Ir tiesiog pasiemam nemokamai žetonų. Ir čia turbūt tiesiog check foldinam, nieko neprigalvosi. Na, čia ką čia turim, čia openas, aišku. Gal šūvis, net bet blind didelį. Ir čia tiesiog foldinam, nes fribėtas 0. Vis tiek čia light beveik niekada nebus. Ir tokį turbūt, kad čia įveikinčiau su savo tokiu visai neblogu equity. Tas ir gal dabar šūvį paužitin iš 8, tiesiog gal šūvį ar kažką tokio ir tikrai yra daug gerų turnų, kur galėsi, jeigu jisai čekins, galėsi tada betinti ir tiek turnai. Tai čia ta prasme čekinam? Jo, aš tai ček nes tarkim, jeigu betinsim, jis mums šūvis kaip ir turėsim kolinės equity, turim jau. Irgi variantas. Bet per mažas tas equity turbūt. Jeigu gauni šūvį, aš tai checkbackinu tokius. Tiesiog checkbackini ir pasiemi savo velą. Jo, frikardą pasiemi. Ir gavas tokį turną dabar, jeigu jau užsibetino, ką darom, vis tiek čekinam? Turną ar šovinam? Tada šovinčiau turbūt turną, nes dabar esmė, kad, tai jeigu jisai iš čia neišreizino, tai niekad neturės stipraus hando. Jo, ir to labiau, kad jau tas teko ir po to santykis labai geras, tai vienu žodžiu, jeigu įsibetinam ir koliną, tai tada mes jam tiesiog sušaunam turną. Jo, nes silpnas žaidėjas išreizintis tada, jeigu turės tai. Jo, ir tada turbūt čia reiktų dėti flopą daugiau, kokius 4,5 tūkstančio, kad pats sizas liktų turne. Galima, bet aš sakau, tokį neatsibetinčiau. Jo, bet sakau, jeigu jau nusprendė įsibetinti, jeigu taip sužaista, tai tada jo, tada gali. Ir pats sizą. Čia kolas, aiškus. Čia jau aišku, pasisekė. Esmė, kad turėjo šavinti turną dabar, nes jeigu jisai turės silpną žaidėjas, ką nors čia handą šis dag, išreizins tokiam flopui. Jo, čia nebent regai sugebės pakolinti. Arba... Tai dauguma regų ir tai šavins. Aišku, nebent turėtų mate flushą, tai to turbūt nereizintų. Silpnas žaidėjas. Vienintelė kombinacija turbūt, kurios nereizina. Tai čia tiesiog tokius... Bet ir tai tas silpno flushą net išreizins, nes bijos gauti. Jo, labai žemą, tai tikrai turbūt išreizins. Tai vienu žodžiu, čia geriau būtų buvę... Checkback and flop. Jo, checkback and flopą. Čia vieną atsibetinam. Atsibetinam, kad viskas aiškiau buvo. Ir čia netgi dėl verties, nes foldų atsibet tiesiog 17, o RF tą YPAP kem 6, tai čia praktiškai dėl verties gaunas. Ir čia gal netgi antrą galim dėti tokį oponentą. Betinčiau turbūt mažą turną, kad galėčiau checkbackinti ir ramiai. Ir dar vis tiek tą pat 9 mokės tenais ir flush draw mokės. Jo, kad negaut bombos riverį ir tada nežinosi, ką daryti po to. Tai jo. Dėčiau kokį 6000 čia dabar turnę. Jo, ypač tokį, kad kem 6 YPAP, tai čia kolins viską. Ir tada riverį turbūt reikia. Jeigu čekinam, tai niekada neturės tūzo, tai reikia įdėti fin valoje. Tai irgi 5-6 tūkstančiai. Ja. Ir jo, dar būtų sugalvos išsikolintas toks. Nes tūzo tai visada išbetinis toks žaidėjas. Čia, kas čia ambigo, kokie situacijai. Ant bigo turim 60 fold stylą. Ir čia kaip ir... Tik tai va tas vienas žmogus nepatinka su 50 VPP man, jo. O tas, kad nėra čia baisiai didelis tas fold stylas, nesvarbu? Aišku, čia samplo nėra. Čia 60 šiaip visai padorus fold stylas, jo turbūt. Bet karalis 5 dar gal biškiai silpnokai čia, manau. Koks karalis 9 siūtė, tai tikrai upenas. Jo, nebūtų to
su 50 VPP tai openinčiau tada, bet dabar tai galima foldinti. Nes tiesiog jisai turės poziciją, tai 50, ta prasme, kas antrą kartą kolins. Jo, ir po to žaisti šlyštų. Sunku bus žaisti. Čia į tokį... Visie praleidžiam, bet čia šitą gitai. Jo. Ai, čia vienas tik tai yra. Tai labiau didelis tekas. Čia foldas. Čia... Labai sizingas per didelis, manau, kad defendant 30, ypač 4 bigai efektyvus. Jo, siūti tai tikrai defendinčiau. Ir jeigu būtų tiesiog minreizą defendinčiau, nes visada pozicijai būsi. Tai kad minreizą beveik su bet ko yra pelninga kolint. Bet čia yra daugiau nei 2,5, tai turbūt, kad gerai foldant. Čia turbūt jau kaip ir aišku. Čia atsidarom turbūt. Jo, visiškai standartiškas openas. Jo, to labiau, kad prieš smolą tą didelį būsim ką pozicijoje, kuris dažnai kolinsis. Ir čia tiesiog čekinam turbūt flopą. Ar sibetinė? Bet atkreip dėmesį, kad čia tik 14 foldų sibetai. Tai belia koks turnas dažniausiai bus overcardas, tai realiai... 6 netinka, tai... Jo, bet realiai tada tu jau turėsi barelinti 3 barelius, jeigu pradėsi. Nu, ką daryti? Jeigu jis neišeis, va dabar tiesiog irgi elementaru, jeigu jis neišeis, na, va šitam flopui, tokiam šlapiam toks žaidėjas, kai tu atsibetini, tai jisai niekada nieko neturi. Turėsi dabus jandai tokie kaip ten tūzas 4, tūzas 2, tūzas 3, tenais tūzas 6, kažkas tokio, 4, 6, 4, 5. Bet man šitoje vietoje nepatinka dėl to, kad dar bigo range labai hitino, tai du oponentus kažkaip gan šlyštus. 2, 4, 3 nelabai hitino iš tikrųjų. Bet tai yra visokie 5, 6 ir panašiai. Klientai. Na gerai, ten... aš renkuosi betinti. Aš tai čia irgi pasirinkčiau checkbacką turbūt šitoje vietoje. Ir tiesiog... Tiesiog tu turi prieš visus pozicijas, tu patsibetinį ir tada žiūri koks turnas ir viskas bus patogu. Ne, tik tas sakau, kad man nepatinka tos kiam 6 VPP, kuris gali ir nepaleisto savo 3 ar 4, va tas yra. Nu. Nes toks... Čia 30 bėgių tiesiog kolinam. Kolas tiesiog, jo. Šavint man tai tiesiog... Per daug biški, manau. Nes 20 bėgių, 25, tarkim, 2,5 gali. 30 bėgių, tai aš tai, jeigu tu jau nori čia dabar susidėti ir šavint, tai tada inducing ir tribeting. Bet tai šavint, tai čia nežinau, biški. Nu, per daug labai. Tai tarkim... Nu jo, nu, šiaip, aš tai čia neturiu turbūt range, kur tribet šavint 30 bėgių. Nu jo, čia... Tai viską inducing dažniausiai. Tai bet realiai kokie 22 blindai, tai šaunam tiesiog viskas, nes... Jo, nes 7 tai nežaidžia tų greipų flop. Ir gali ten nurinkt netgi koks nors tūza 6 kartais. Nu čia openinam aišku, standard. Ir flopą subetinam. Jo, 2 geri backdoorai. Jo. Čia turbūt įkolinam, nes nitas atsidaro, tai su RFI MP27 RFI, EP0. Nu jau, turbūt atikolinsiu už tokį žmogų. Ir čia ir fletina šiaip ne pats nedaugiausiai žaidžiantis žmogus. Tai jo, ten irgi gali ir trapų būti visko, tai geriau pasifletinti ir žaisti. Boost flopą, iš kur visi pinigai ateina, bet čia 30 bigų tiesiog sušovė. Nu, tas sušovimas tai toks. Na, jis realiai kaip ir bus pelningas pagal Cemizerį, bet turbūt, tai jo, pelningas, bet turbūt kolas bus pelningesnis ilgam laikotarpiu. Aš kolinu tokius tiesiog. Jo, nes nitas atsidaro, tai jis realiai su blogiau neiškolins. Vienintelė turbūt kombinacija blogiau, tai iš džekas jūt atgal kažkaip mistinių būdų.
O daugiau visi flipai ir blogai geresni handai. Tai tiesiog irgi nesąmonė šitoj vietoj. O čia ką turim? Foldas, jo, tiesiog. 23. O tarkim, kadangi atsidaro 23%, foldinai freebet 86 nėra gerai, čia tiesiog pa freebet foldint. Nu, tas handas kažkaip. Jau yra tokia pozicija, nes dabar auto position reikės Bet tai čia automatiškai didesnius sizingus rinktis. Ir šiaip tas handas man, nežinau. Aš netribetinu dar taip perličiu prieš tokius žaidėjus. Tiesiog praleidai. Jo. Bet tarkim, iš batono pabandytum, ar ne? Nu, nebent jau labai man stacija patiktų, bet irgi. Nu, bet tai stacija nėra blogai, 86 foldinai į freebetą ir iš MP atsidaro 23%. O koks freebetas pas jį? Freebetas vienas iš batono. Nu, nėra to seno. Nu, Nėra. turbūt, jeigu tu manai, kad slaitai ir tokie patogus stacija, tai galima. Ir vėl turbūt rinkčiausi siūtą, kad būtų karalius. Ne, nu tai aišku, nes siūtą daug jeigu geriau. gavo skolą, kad kažkiek bent jau turėtum tu sakiuti, kad headnas gerai flopintų. Ja, čia realiai su tokiu tiesiog freebetini nepaina ir nepaina, tada pagal Bet bordą. auto position netribėtinčiau to. Nes sizingą reikia didesnį rinktis dėl to. Nu ir šiaip, auto position, jeigu gausi to kolą, sunku labai bus žaisti tą handą. Čia atsidaro, Mm, nu kaip ir stacijai patogus atrodo visų. galima, visi nitai sėdi, galima. Jo, nes nu čia 7.5 foldina, čia freebetas 3, 0, 10, 2, VIPAP irgi maži, tai čia tikrai galima sudaryti. Jo, nebus blogai. Šitą praleidžiam turbūt ar irgi. Ne, foldas. Nes ten turim blokerį su tūzu, neblogą. Čia foldas. Foldinam? Jo, aš tai foldinu. O siūtėt kolinį? Siūtė tai jo, bet o siūtės tai tiesiog dar Jo. prieš kažkokį nitą. Bet siūtas tiesiog turi per daug ekvitų, kad foldintų, ne? Jo, per geras gaunas. O čia kur yra jo tas reis prieš limpą. 1 iš 9. Nu, turbūt kaip ir vis tiek jis čia yra kažkoks, turbūt mąstantis žaidėjas, kiek aš pamenu, tai Nu nebeatsimenu. Tai turbūt, kad šavinčiau, manau, iš tokių pozicijų, kai izoliuoja. Ja, turbūt, kad ir kažką reiks nulaužti. Kingus. Atspėjau. Ekstrasensų mūšį negalvojat? Ne, dar prie pokerio pabūsiu biškį. Kaip čia statistika? Čia turim to jau atsukam hendą, kad matytos. O atsidaro iš MP 11% tik. Plus 2 tokie kaip ir užmetantis teka, jeigu freebetintume, ten turės kokį džekus užmes. Nu, turbūt, kad jo foldinčiau. O koks pasifoldus tribetas? 83. Didelis betas yra, kad jeigu siaurų range atsidarinėja, tai... Nu jo, foldas tiesiog. Šitaip įdomu buvo. Gal spotas bus neblogas. Šiaip daugiau atsidarinėtų, tai spotas visai nieko būtų, bet kiek per mažai atsidaro. Čia foldinam tiesiog, jo. Jo. Tūzas vėl čia galima atsidaryti. Galima, jo. Nebus blogai. Tokius blokerius gali nepraleisti tiesiog. Nes jau ką pauslop žaisim, arba žaisim, arba pra. Okay, ką čia turim? Tai čia turbūt čekinam. Jo, turbūt, kad čekbekinčiau to. Jo, nes to labiau du oponentai, vienas iš smolo komplytina, pas ką gali būti ir brodvėjų visokių. Aišku. Nu, jo, turbūt čekbekinčiau ir viskas, nes... Jo, nes čia, kad ir tą patį įskviną gali fletinti žmogus. Ar iš džeką. Tai čia 3 tikrai kolinam. Ir foldas, jo. Nu čia jau foldas. Jo. Bet jeigu, tarkim, šitas nebūtų lindęs, su 36 bigais tiesiog kolinam ir setmaininam. Jo, tiesiog kolas.
Nes 24 per daug efektyvus tekas, kad kažką daryti daugiau. Čia turbūt tiesiog foldas bus, jo, čia nieko neprikėps. 17 atsidaro procentų tik. Čia turbūt... Jo, openinam. Bet, kiek koks čia samplas? 3 kartus iš 10 pribetimo. Nu, nėra čia tas samplas didelis. Iš tikrųjų labai jau. Jis bus be pozicijos. Tu pozicijai blogai geriausia atveju. Ta prasme, jeigu ką, tai tu pozicijai bus vis tiek. Tai aš tai opinu tokį tikrai. Jo, tai jeigu ką šitą susirenkam, čia realiai kaip ir nėra 5 bigai. Pliusuos čia mums susirinkti. Tai vienu žodžiu čia openinam, jeigu gaunam freebetą, tai išmetam, ar flatinį freebetą? Žiūrėčiau, sizingas, koks būtų, jeigu kosminis labai didelis sizingas būtų, tai foldinčiau, šiaip tai turbūt flatinčiau prieš silpnesnį žaidėją, čia net nežinau jo niko. Bet jeigu ten, tarkim, deda tą, atsidarom 8000, deda kokius 23 tūkstančius, tai nufoldinam turbūt, ar flatinį? Aš foldinčiau dar pozicijų tokį gerą handą su 30 keliais baigais. Ai, tokį flatintumėt žaistumą post-flop, jo? Jo, ką post-flop žaisti. Ja, šitą vietą tiesiog pasirinkčiau foldą turbūt ir... Nes nemoku taip gerai dėlioti triplių, kaip mūsų kolega degantis triplis. Jo, čia foldas. Čia irgi turbūt? Jo, foldačiau čia. Tiesiog nėra reikalo. Čia irgi foldas. Nesmė, kad nereikia persistengti tokiam stage, ta prasme, tam viduriniam stage, tokiam middle stage, kad nereikia persistengti irgi drožti, nes būna žmonių, kas persistengia tikrai. Tai žiauriai drožti pradedam, ten 2 staliai, 3 staliai. Jo, vat jau kai būna dypai, jau kai pinigai didesni už žmonės, tai tikrai jau mato tos speedjumpus, tie silpnesni žaidėjai, tie fišai ir tiesiog spaudi drožytų juos. Tai vienu žodžiu, middle position, ten tiesiog žaidžiam tą ABC gerą. Jo, visiškis ten kažkaip paprastai nepersistengiam. O ten jau, kai ateina 2 stalė, 3 stalė, tai tada spaudžiam, kaip tik išeina. Ja, jau tada jungia aukščiausią powerą. Okei, čia tai žinoma atsidarom, čia nacinis jandas. Gal tokie. Čia irgi openinčiau tokį. Ja, tikrai geras handas, dar vis tiek iš ankstyvos pozicijos opening daug kas gerai, bet ankstyvos pozicijos. Stipriai atrodo ir to labiau nėra labai užmetančių staką. To handas geras labai. Jo, tie stakai tokie nėra baisiai užmetantis, plus tokie turbūt light neužmes. Jo. Tai... O tarkim 6-7 suitą atsidarai ten dar? Nuo bigo priklauso jau. Turbūt kad openinčiau. Bet matau kažkoks silpnesnis žaidėjas. Nes į tokį bigą, tai turbūt jo. Jo, openinčiau. Ką čia naujas stalas? Matau kažkiek šitų matytų veidų. Biški stipresnis stalas. Jo, aš gal pabandau truputį prasukti, nes laikas... Tai gal čia? Nu gerai. Ar padarom pilnai ir padarom 2 dalių video? Galim taip, jo, nes bus tada visas turnyras. Nes čia vis tiek tas stalas dabar yra biški stipresnis negu praeitas buvęs, tai net įdomiau čia bus. Jo, nes aš tai šitą žinau tą. Tai čia visus turbūt žinau kažkiek, ne visus, beveik visus. Aš tai kažkaip tų nikų neįsidėmiu vis, nautus pamatau tik tada. Tai čia aišku standart openas. Jo. Tada jeigu darysim 2 dalių, galim neskubėti ir kai kurios handus daugiau pasigilinti, kad būtų įdomu. Ne taip paviršutiniškai. Tai čia aišku flatinam, 100%. Defendas. Ir tokį bordą čekinam, aišku, ar? Jo, čekinam ir žiūrim, ką darys. 2 overiai, kaip ir floor draw, straight draw. Kolinčiau. Tiesiog kolinam ir žiūrim, kas bus. Jo, kolinčiau tiesiog. Jo, ir turną. Turbūt paleidžiam. Jo, nes nebėra ką čia daryti.
Čia turim K18 bigų, ant bigo didelis tekas, kuris nesimeta, tai čia turbūt foldinam. Ne, tai aš tai openčiu. Ir tokį bigą vis tiek? Jo, vis tiek openčiu pozicijai būsiu šavint, man tiesiog kažkaip per daug o foldint. Ne, šavint per daug, jo, šavint tai čia per nesąmonę gaunas. Jo, botonas tiek nitas smolas, per daug neatsižaidinės čia prieš tokį stebį. Jo, tik man tas bigas labai nepatinka, nes beveik 100 blindų, foltų su bet 0. Bet pozicijai būsi tai. Nu tas foltų su bet čia mažas samplas iš tikrųjų. Tai vien žodžiu tokį atsidarom ir... Jo, tai pamirnu foldint. Nes jeigu ką galim tą tūzą checkbackintis, nebūtinai ten viskas įbetinti. Ant to flopo, jeigu nesimeta. Jo. Čia defendas iš defendam. Jo, reikia tikrai tokius defendus. O tarkim, kokia riba? 9.6 off? O 9.6 off irgi jau paleidė. 9.6 off, jaučiu, kad paleisčiau. 9.7 siūsti jau gal biškai per geras handas, kad paleist. 9.7 off čia nesiūtėt? Nu 9.7 off, tai jo. Tai 9.6 siūtėt kolina? Čia jau kaip bottomas šitą defendžiu. Jo. O kai defendini, pavyzdžiui, iš EP tos openus, tai tu žiūri tą RFI kažkokį, tai ar tiesiog standartiškai? Tai žiūriu, aišku, tai jeigu labai jau nitiškas žaidėjas, tai ten nedefendinu, ten visokių ten karalius 2 ir panašiai. Ai, tokių, kur bus dažnai dominuoti. Tai, bet ta prasme, tada defendinam daugiau konektorių. Nu jo, bet prieš rinžą labai, jo, labai geras handas, gerai flopina. Jo, nes čia tos 20% prieš rinžą vis tiek taip ar taip turėsim. Tai tokį defendinam aš jo. Čia tiesiog foldas. Čia vėlgi, jeigu atsidarant tūzą 4, tūzą 7 tikrai atsidarom. Jo, reikia atsidaryti būtinai. Ir gavę per nagus metam kaladę. O 16 bigų. Ne, šaut per daug biški. Turbūt biški brangu. Jo, biški per daug tikrai. O jeigu būtų 8 siūtę šavinam? Nes ekvitai kaip ir skiriasi. 16 bigų kažkaip per daug. Brangu šavint. Jo, tai realiai... ir tie žaidėjai kažkiek nėra labai jau palaidyti ten. Katofas tai tikrai neatsižinės per daug nitas. Botonas irgi čia per daug netribetinis. Jau prieš tokį stack size, kai jis openam, tai vis tikrai labai nuoširdžiai žaidžia. Dar ypač tokioje stadijoje turnyro. Tai vienu žodžiu šavinam kokius 13 blindų galbūt. Jo, nes 13 jau... 15 gali šiandien, 15 gali šiandien, 16 man biškai gal. Jo, bet tai ir tai 15 net už 8 soft turbūt čia. Jo. Nes manau, kad per mažai uždirbs. Kad šavint. Ai, nebent jisai nors viskas gerai, jo. O kokia buvo? Žiūriu blindai pakilo, bet turbūt, kad vis tiek openinčiau. Ai, ant blindų kilimo, ta prasme, kad jo. Irgi. Tai reikia atsižvelgti. Nu, čia aišku, į 3x foldas, į minreizą kolintume dar. Jo. Nes pasiemam tą ekvitę. Čia jeigu finalinio nuėjo turėtų kažkur paramint. Ai, čia mačiau, šitam netgi trečią vietą užėmė. Nu tai pažiūrėsim, bus įdomus. Jo, ten finalinį visai bus įdomu pažiūrėti. Ir čia jau palaitėmas kažkur nuo 12 000 blindų prasideda dešmerė. Plius minus kažkur jo. Čia 12 bigų openam ar šavinam? Nuo stalo labai priklauso. Čia pagal šitą stalą turbūt šavint. Manau, jo. Nes kur daugiau palaidų žuvų, tu su dideliu vaikai, tai openam? Jo, kai yra žuvies, tai tiesiog, kai daugiau žuvies, tai openim tada. O tokį, čia, kai yra reikiškas stalas biški, tai tiesiog openinčiau. Jo, šavintam tiesiog. O, turime šavinčiau, jo. Jo, nes regai vis tiek supras, kad ten gali būti pas tave dažnai monstrai, tai ne taip plačiai žais, o pakolins plačiau nei... Tai jo, tai šitoj vietoj fišus atsidarom ir jeigu šavinam 12. Jo. Bet jeigu 14, tai atsidarom visus. Jo, nu tikrai dar turim minreis fold range tada. O jo, čia šavinu tiesiog per geras handas 3 foldint.
Čia 12 Čia bigų šavinam tiesiog. Jo. Čia foldas, aišku. Ai, bet to turnyro pabaigoje grįšim prie vieno hendo, kur ten buvo King Tenas ant 6-8-9, jeigu neklystu, tai nusprendėm, kad jį galima kiek kitaip sužaisti. Tai... Jo, nes manau, kad per silpnai mestinį taip. Tai Žodžiu, paskui. Po turnyro atsuksimės jį ir peržiūrėsim iš naujo, tai jeigu ką pamatysit, čia 13 bigų šavinam tiesiog ar? Jo, šavinčiau čia. Čia turbūt atsidarom, o tarkim tūzai, minireizini šitą vietoj? Ar šavinį? Tai, žiūrint vėl daug nuo stalo priklauso. Ne, čia bet čia... Turbūt šavint. Stalas nežinau, bet esmė, kad čia kažkur turi būti burbulo stadija dabar, tai jeigu yra bent kažkiek mąstančių žaidėjų prie stalo, tai tiesiog šavinčiau ir tos tūzus, nes, retai tu, kada turėsim burbulo, čia Minreis foldą range. Nors jaučiu openinčių dar tiek, aš čia dar turėsiu į tokį bigą. Tikrai openinus tokius neįstenus, ten tūza 5 ir panašiai. Jo, bet čia labai priklauso nuo stalo labai. Ir nuo tavo žaidimo, kokį tu range turi, jeigu oponentai apie tave žino. Nes jeigu tu neturi jokio Minreis fold range, tai čia neverta ir kažką daryti. Čia tiesiog defendinam tiesiog. Jo, aš kolinčiau tiesiog tokį. Aš irgi galvoju, kad čia... burbulas kažkur čia veikia. Jo, jeigu burbulas, tai tikrai prasibablinti nenorim. Aišku, kad burbulas turėtų labai plačiai atsidarinėti. Tik yra problema, kad jis atsidaro į 2 nedidelius stekus, tai pas jį dažnai gali būti stiprus range'as. Tai arba tas stiprus range'as bus, arba visiškas tas trešas dažniausiai. Jo, nes dažniausiai visokie tūzas 4 ir panašiai, tai tiesiog sušavintų iš batono. Tai turbūt, kad tiesiog kolinčinis, nes nenori šitą. Jo, kolinio, jeigu ten pas jį trešas, kad ir ten, nežinau, visokie 10-7 off ar panašiai, tai tiesiog crushing range ir viskas, tai pataupytos žetonėlius. O tarkim, jeigu būtų čia toj pačiai vietoj dvejetai, šavintum ar? Jo, dvejetai. Dvejetai šavinam, nes jie visiškai neflopina. Jo. Čia šūvis, kaip aš savo, nors... Palauk, čia dar. Čia dar svarnim. Jo, čia dabar šūvis, jo. Dabar šauna, nes žinom, kad jis drožia jau. Jo, šavinčiu tiesiog. Tai jo, čia tiesiog šūvis. O kiek bigų čia šavinė, kokį 21, 22? Jeigu didelis foldų tribetas, tai su 22 dar turbūt tribet foldinčiau. Ai, tribet foldinė? O kažkur iki 19 kažkur šaučiau, kažkur iki 20. Jo, aš tai manau, kad čia 20 dar tikrai šaunas, o po to jau galim bandyti tribet foldinti. Ir tada tribetą tą galim nebūtinai tą didžiąją pusę biškį mažesnį daryti. Tai jeigu po žmogų didelis foldų tribetas, tai gali dėti ant 2,6 kažkur. Jo, net nereikia to 2,9. Bet tokį turbūt vis tiek fribet foldin nesinori, nes nėra tas labai daug, 700%. Ganėtinai daug iš jų šiais laikais. Jo, nes jau šiais laikais šis pastebėjau, kad labai jau mažai kas foldinai tos tribetas. Nebent foldina tik tie fišai, o regai tai ten atsižaidinėja. Jo. Arba tie yra, kur fiš regiai, kur visiškai vieną bet atsižaidžia, tai ten fribetinkės, bet ką viską, mes jis koltūzų neras. Yra ir tokių žaidėjų. Čia turbūt lengviau nerasim. Prasukau vieną, ką čia turėjom, turbūt, kad turėjom mes foldą čia. Jo. Nėra čia ką prikept. Čia aišku, tuo į stalą permetam, bet kaip ir openas. Jo, visiškai standart. Čia jo, flopą čekinam ar sibetinam tokį? Turbūt, kad sibetinčiau, nes sibetinčiau susiekčiau visus blefus ir panašiai. Tiesiog kad subalansuot. Jo, yra iš ko vertę traukti ir vis tiek floatinis tokiai žekai, stenai. Ir to labiau, kad čia nėra jokių tokių drosų, kuriais jis sušautų silpniau. Jo, ir tiesiog, tai sibetinis dar dažnai tikrai bus floatų. Jo, čia grinai dėl vertės. Jo, ir dabar tiesiog turna betas, tai dabar tu verti savo handą realiai į blefą.
Kaunas. Jo, tai čia tiesiog čekinam ir jeigu... Jo, Čekinam? čekinčiau ir foldinčiau, nes pro daug pasimatau viskui džekų, viskui, Jo, tai tiesiog jeigu gaunam, kad ir tą 50 000 betą, kad ir mažą vis tiek tiesiog foldinam. Jo, foldas, nes nieks prašiau nebebetins. Ne, nu, ir dabar Bet- riveri, tai Tai čia kas visiška Riverį nesąmonė, čia blogiau visiška. betins, tai jo. Tarsi čia blefo nėra nei vieno. Netgi tas pats King Jackas šiek bekins, tai jeigu betins, tai King Queenas. Už ką tu ir taip jau nelaimi. Jo, nu čia ta prasme, niekas ant tokio bordo neflautins 2 gatvių, kad su oru tau durt. Jo. Nes čia, nu, nemanau, kad kažkoks King Jackas čia tave pasiflautins iki tiek ir po to bandys riverį Nu, durt. tai King Jackas gali, bet... Queen jisai- Jackas, sakau. Ai, Dama Queen Jackas. Tai čia, nu, tikrai neflautins, kad Jo, su oru po to visiškai- išblefuot. Tiesiog net nereikia betinti turną, čekinį ir foldinį turną. Nes turbūt prašiausias turnas kladį viso iškrito. Jo, nu, tiesiog nereikia galvoti, kad visada oponentai blefuoja. Tai čia nesąmonė. Čia Jo, foldas. foldas, jo. Čia mažai, jeigu neklysiu, jeigu nepaprastai 8-7 siutę atšaunasi. Kažkur 8-9 siūtė, tai Jo, tikrai šau. jo. 8-9 siūtė plus turbūt, 8-7 neturėtų dar šauti. Nu, tarsi ta riba ten. Čia šūvis. Jo, kaip aš tam turėtų būti. Jo, 8 bigai, nes jau praras foldekų. Tai jo, čia ir dar uždirba tas Jack 9. Ja, aišku, svarbu gerai yra, nes. Čia šavinam turbūt tiesiog įlimpa. Čia kas čia per žaidėjas. Jeigu, toks tarkim, jeigu galvoju. būtų regas, tai tiesiog čekinam. Jo, bet Jeigu jis- fišas šavinam. Nu ir būna tų silpnesnių regų, kur jie neturi subalansavę čia savo olimpinimo range'o, tai tiesiog tada smeigiuošiu tokius ir viskas. Jo, tai nu realiai tik į gerus regus čia prasičekinam, daugiau viskas smeigiam. kažkur, Jo, nes... O realiai tam 10 tų gerų regų neprūdai. Lygina su bendru fieldu ten. Jo. Nes turbūt fieldas toks pat kaip 3 ero. O Čia čia... foldas. Palauk, ai čia 21 bigas, Mhm. bet jeigu tarkim, ką jie čia RFI rodo, Pagal statistiką vėl. bet RFI MP 25%, O fold. Fall to free bet 80%. Nu tada gali ir tribetinti tokį. Ir čia yra fletas, tai čia tiesiog... Bet dabar jau foldas, bet jeigu nėra fletų, tai galima. O jeigu tribet. nėra, o jeigu į fletą čia skvys šavint, Ne, per prastas tavo handas. bet tai ar čia pasyra handų kažkada? Tai taip, tai kodėl ne? Tai pažiūrėk 16-10, tai tu zai Na, damos, ai, jo, karaliai, čia viskas jis yra. fletina. Ir čia yra tokių šortukų. Jo, Nes jo, jeigu, tai... o jeigu fletintų, tarkim, iš katofą, tai tada šavinam. Ne, irgi foldančių, per prastas tiesiog tas tavo handas, šavint neuždirbsi čia tikrai normaliai. O jeigu kintent suited, Nu, turbūt, kad galima būtų. šiaip tai šitą Pagal handą statusą. išsisaugom, visai įdomu bus įmesti į Cimaiserį. Jo, galėsim. Jo, tai galėsim ir irgi tą, kaip baigsim Jo, žiūrinėti jo. mes, nes visai įdomu, nes ten ir svizą galim paskaičiuoti, kiek Jo, uždirba. nes šiaip tasai, va dabar galim pažiūrėti tą handą, turbūt pamatysi, kad dažniausiai čia labai stiprus range'as flatins, va šičia iš early position. Nu, aišku, nežinau tokias, džekai nebent kokie. Ne, tai čia gali būti, jau kai būna visokie, kad ir Queen Jackas siūtėt kolinas. Nu, Na, bet- aš nešiuoju atveju, Jack ten siūtėt ir panašius jandus gali. Nu, bet Jeigu jis nėra mąstantis. Nes čia... Nu, bet stacija labai jau tokia netiškesnė pusė. Tai galim netgi pažiūrėti, kur bus call open, lyg tai statistikoje vadinasi. Turėtų būti. Nežinau, pas mane čia yra. Prieš Limp and flopą. call reis, čia nėra... Nu, VPP gali pažiūrėti, atsidaryk tą VPP VPP tai 16. ir iš AP. Matai, 6. Tai pas jį MP. Argi čia MP. Jo, Tai gerai, fletas, iš MP. MP. Jo, Tai gerai. Nu, bet vis tiek čia 14%. už stipresnį range jis flatins, kuris jau retai foldins į tavo šau. Nu, įdomu. Šiaip bus įdomu, tiesiog įmėsim į Cimaiserį ir pažiūrėsim pabaigoj. Nes tokie handai visai įdomus, kaip ten. Eina. Davai, pradedam veikti. Reikeris. Jo, čia reiks pustult. Dabar atleistas ir veiks. Jo. Čia foldas? Ar atsidarai? Foldas. Nėra čia reikalo, manau. Ne, tikrai ne. Nes jeigu turėtum tą statistiką, kad tikrai abunitai didelį, tada gali openint. Jo, čia dar smolas turi, tikrai teko, Jo. galite žaidinėti. Tarsi čia į visiškus nitus atsidarom ATC. Nes jeigu jūs 2-3 atsidarom, tai čia į, tokį, į tą patį rinžį 7-2 siutę dėjina. Jo. Nes sakyti realiai nesiskiria niekuo.
2, ką čia mes turim, 10 fribetas, 7 fribetas, 8 fribetas. Tas iš Kutofo turbūt vienintelis, kas mūsų. Kos pas iš Kutofo fribetas reikia pasižiūrėti, ar ten nusprendė, ar openinam ar ne. Fribet by position, tai iš Kutofo vienas iš 20. Jo, galima ir šiaip toks kažkoks. Nes bigas palankus jo, yra. Jo, šortas. Ir šortas ir atrodo dar nitas, tai... Tai šitoje vietoje galim tiesiog openinti. Jo, aš openinčiau. Tai vienu žodžiu, labiausiai kreipiam dėmesį į didesnius jo, tekus kai ir bigą. Nežinai, reikia openinti ar gali openinti, tiesiog pasižiūri, ar buttonas daug tribetina ir Kutofas, ir ar bigas foldina į stylą. Jo, ir aišku, dar turi pasižiūrėti, kad nebūtų daug tokių šortų, jo, 13-15 blindų. Kad nebūtų daug. Jo, nes jeigu, tarkim, būtų čia kokie 2 tokie po 15 bigų, tada jau kaip ir tai foldinčiau. Jo. Nes per daug dažnai gausim tą reizą. Čia dabar irgi kaip ir standartiškai open būtų į tą šortą ant bigo. Jo, tai tiesiog spaudžiam ir viskas čia į... Jo, aš tai openinčiau čia tikrai. Bet nesvarbu, kad čia durė šavo blistekai jau gaunasi. Nu, vis tiek light šitas nesušausi tą. Nu kaip, visų pirma, jie turi jie jau suriau užmetnės į tavo EP openą. Jo. Jeigu tu iš MP openintum ir jie turi handeras, kad užmest. Ir to labiau šitoj vietoj buttonas irgi fribetas mirės čia jo. Iš buttono nei kartą nefribetino, tai... Jo, openinam tiesiog ir viskas. 18 čia limpas. Limpina? Jo, limpas. Nereizinė? Ne, nu, kaip, aš tai dažniausiai limpinu viską PVB ir aš susibalansavęs ir nes dabar tas limpas gausi tiesiog dabar šūvį iš A2 ir tik švoldant bez handų. Jo. Nu, čia jau standart. Jo, turbūt standartiškai. Bet jeigu, tarkim, kažkoks netiškesnis bigas ir žinai, kad ten laitas tavęs nefribetins buvo, bet tai tiesiog reizinė. Viską. Nu, jeigu visiškas netas, tada gali tiesiog reizinti, jeigu tu žinai, kad tu vos nesidėl laimėsi tą banką prieš lopą. Ja, nu... Bet čia dažniausiai tai limpinu, aš ir tos regus limpinu viską. Na, aišku. O jeigu, tarkim, nu, jis kad ir nedaug metas, bet pas jį tas yra... Reis prieš limpą? Ne, jeigu mažas yra fribetų stil. Nu, tarkim, tavęs į stilą ten niekada nefribetina. Tai bet į stylą metas, ar 30%. Tai visiek mes jį reizinam ar limpinam? Aš limpinu, tai jeigu 30 tik foldina į stylą. Ai, bet tu nenori pasiimti, tarkim, betting lydo? Tai pasiimti. Ar pasiimti tiesiog limpinės? Jo, limpinės. Prieš silpnus žaidėjus tiesiog viską limpini ir stebini ir labai gerai veikia prieš šitą taktiką. Nebent ten labiau deep esat, tada galite reizinti, o ne? Nu, stack size vis tiek. Jo, priklauso čia. Ant kiek deep, kokią stadiją ir panašiai dabar tai. Nes aš kažkaip dar lygęs prie to, kad daug ką reizinu buvo. Nes vis tiek, nu, jau nieks beveik, tavos labai mažai kas jau šiais laikais foldina BVB, visi nori poziciją atsižaidinėti, visi gauna ocas ir visi kolina. Na, aišku, ten, žinai, aš žemesniuose, kai žaidžiu limitas dažniausiai, tai ten iš viso daug kas foldina žiauriai. Nu, ja, visi ten jau overfoldina. Ja, tai dėl to ir tos tendencijos pas mane kitos. Čia ką ant bigo ten, nu jo, ten turbūt foldas tiek stos du. Ai, jo, praleidau šitą, tai pažiūrim, ką. Jo, foldą, nepatogus tekas ant bigo. Bet tas vis tiek viską reikia ten, kad ir ar limpint, ar reizint pasižiūrėti pagal statistiką, ar pagal kažką, pagal nautus čia. Nėra standartinio kažkokio manevro, kur visada čia bus stebuklinga formulė. 8-5, šiam 7 foldina, čia bus 2 iš 3, tai turbūt. Tai vis tiek openčių, nu, nėra blogas handas, tai geriau negu 10-3. Tose foldina viską, kas kažkiek, tai ne fold, tai yra reizina viską, kas kažkiek konektinasi. Nu jo, kas flopina, kas turi blokerį reizina, flopina, kiek čia. Nu čia tai aiškus, čia sibetas. O jeigu, tarkim, gaunam kolą ir gaunam kokį 6, kas openinderį darytų, tai dedam antrą? Ar čia reizinam? Turbūt, kad dėčiau, kiek čia dabar būtų. Nu, atsuk tada flopą. Gerai, tai mes spėtinam, tada kiek turi, nebus 140 000. Jeigu pasikolins jo. Nu, turbūt, kad jo tada betinčiau. Ai, betintam? Jo, nu, kad 7 tai išmušinėt, tai karalių gal, silpnesnė karalių neišmėt, tiesiog ace high floatus išmėtinėjai to pačiu. Jo. O jeigu gaunam šūvį tada ant 6 paleidžiam ar kolinam? Ten jau turbūt reikia skaičiuotis pagal ocus. Jo, bet dažniausiai turbūt, kad bus foldas. Jo, nu tai ten jau per tą ekvalabą galite susivesti kiek.
turite equity ir kokį potas ir pasiskaičiuosit. Jeigu tokia situacija gaunat. Žaidimo metu neskaičiuosi. Ne, žaidimo metu, bet aš analizę, Jo, jo. kai darai, kad tu turėtum omeny, tai ten Jo, labai, jo. labai lengva. Pasižiūri potą, pasižiūri equity ir tu žinai. Čia 86 foltų steel bigas, tai manau, kad atsidarom. Nes jeigu tiek foldna... Nu, turbūt, kad neopeninčiau vis tiek. Kodėl? Tasai smolas, mano, kiek pamenu, smolą kažkiek tai mėgsta tribėti. Šitas. Jo, turėtų kažkiek mėgti, ne? Iš 14 smolo smolo 14. Plus bigas, tikrai gana didelis stekas. Nu, didelis stekas, bet neopeninčiau aš be 6 iš 7 metęs. O, Čia tas pas, kur tada flatinu ir foldina, tai aš vien dėl jo 80% foldina Nu, įsibeta. nu, galima, bet... Aš šitoje vietoje, tai manau, aš atsidaryčiau. Jeigu vienas stalas žaisčiau, tai turbūt openinčiau. O dėl ko? Nežinau, nes vienas stalas tai visas handus beveik žaidžia. Ne, bet šiaip tai nežinau, man atrodo, kad čia gan pelningas yra įimas, nes, nu jo, vienintelė problema yra šitas įbetas. Tai va, bet dabar pažiūrėk, bigo tribeta. Bigas 9 tribetina, ne, bigas. Ai, bigas? Jo, o, bet ne bigas. Sorry. Batonas. Batonas. 4 iš 44 ir tribeta iš batono 1 buvo. Nu, bet vis tiek jau kažkiek turbūt iš batono žmonės tribetina vis tiek. Nežinau, aš šitoje vietoje lieku prie upeno, tu kaip suprantu Aš prie prie foldo. foldo, jo. Jo, nu čia toks labai tarpinis, bet nu, man tie stacijai ant bigo nušviečia, nežinau. Nes atrodo, kad gerai. Nes kas gerai dar ant bigo, kad daug foldina įsibeta, kad ir nepataikys to bordo, jis nu, neflautina praktiškai nieko, dažniausiai. Aišku, stekas Gal. didelis, bet... Čia dabar, čia openinčiau, turbūt net nežiūrėsiu statistikas, man čia visiškai standart būtų. Ai, pala, 7-8 ten. Nu, tai ten buvo 7-8 Bet, offside. bet tas 7-8 jis... Ai, bet tu jeigu gausi freebetą, ar tu Nu, kolinsi? dabar tavo opena tenais, aš geriau tas 7-8 offside, jeigu taip noriu openinti ir kažkoks neįtas ambigo, geriau jau openinčiau iš EP, nes visi gerbs tiesiog tavo. Ai, tarsi tu ten rečiau open dėl to, kad Jo. netaip gerbs. Jo, nu tiesiog gauni dažnai light ir bet, atsižaidinėja, daug kas flatina, kad iš vėlių pozicijų visas actionas, kai vyksta. Aišku, bet tai turi, žinai, žinot, kad jie supranta tą dalyką, nes irgi Nu jo, ten jo. fišai tai kaip mirusius. Čia tai Užsitai. tikrai open. Čia tiesiog open nežiūri Jo, jo, statistiką, tai- nes iš EP atrodo stipru. Nu, šiaip geras handas labai. Na, ir Jo, iš ankstyvos vis tiek stipriai atrodo. Jo, ir jau Vakaruose. tas turnyras dipėja, jau turi dabar jau didintą savo tą RFI iš EP, openinti jau daugiau handų, daugiau žaist.